Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Oh, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krišnos sąmonė man tai yra gyvenimo būdas. Tai ta sąmonė, kurią aš stengiuosi gyventi, stengiuosi kultivuoti visą laiką. Krišnos sąmonė tai Dievo sąmonė. Jeigu taip dabar spontaniškai pasakyti, kad yra didžiausias darbas su savim ir nektaro vandenynas. Man Krišnos sąmonė yra mano bent jau norimas gyvenimo būdas, tai sąmonė, kurią aš noriu pasiekti ir išlaikyti šį gyvenimą ir toliau. Krišnos sąmonę susipažinau nuo pat vaikystės, nes mano tėvai, man esant gal 1 metų amžiaus, jie pradėjo domėtis. Galim sakyti, nuo gimimo su gitaros, o šiaip, kad pats domėtis rimčiau, pradėjau prieš 2-3 metus. Tai mano gyvenimą pakeitė išties kardinaliai, nes pajutau, kad gyvenimas yra daugiau negu galim pamatyti. Ir kad galima pasiekti kažką daugiau, negu kad kažkokie materialūs turtai ir troškimai ar kažkoks postas, kad tai tiesiog niekis palyginus su Krišnos sąmonė. 180 laipsnių apsuko visą mano gyvenimą aukštyn kojom. Mano gyvenimas prieš tai buvo visiškai kitoks. Kardinaliai, proporcionaliai, išilgai visiškai kitoks buvo. Jis buvo, kaip ir dauguma žmonių, jis buvo pilnai paniręs į juslinį pasitenkinimą ir nieko nematėjai daugiau, kad yra kažkas daugiau. Tai visiškai pakeitė mano požiūrį. Nes prieš tai aš stengiausi gyventi egocentriškoj sąmonėj, kad viskas man, viskas aš esu, man reikia tenkintis pačiam. Tai tokia sąmonė, kuri atneša iš tikrųjų daug kančios. Bet kuo didesniai būni Krišnos sąmonėj, tai Dievo sąmonė, tuo daugiau tos laimės turi. Automatiškai atkrito visi žalingi įpročiai, sveikesnis gyvenimas tapo, visas pradėjau laikytis dienos režimo, kas labai stipriai pataiso sveikatą. Žmogaus lygį, nes labai daug skirtingų žmonių būna ir prie kiekvieno reikia rasti jam tinkantį prieėjimą. Mes turim daug būdų, kaip prieiti prie žmogaus. Vienas iš būdų tai pamaitinti žmogų. Žmonės, kurie gyvena, yra benamiai, tai mes juos maitinam. Kitas būdas tai mes per muziką. Mes dainuojam šimtus Dievo vardus, per garsą skleidžiam Dievo sąmonę per garsą. Kitiem reikia žinių, tai mes suteikiam žinias, platinam knygas, Krišnos sąmoningas knygas, kurie pristato filosofiją, tą senovės išmintį, kur eina per Guru Paramporos liniją iš mokytojo per mokinį. Praeityje tos žinios eidavo iš lūpų į lūpas,
mokinys vieną kartą mokytojui užtekdavo pasakyti, jis prisimindavo. O dabar Kali Jugoj išminčiai pamatė, kad Kali Juga labai stipriai degraduos ir reikia užrašyti šventraščius. Jie užrašė ir tai paliko mums tą visą lobyną. Tai va, mes įskleidžiam tas žinias, rengiamos paskaitos, pakviečiami žmonės, jie susirinka į pristatymo Krišnos sąmonę. Arba būna taipogi pristatoma ir netiesiogiai per aplinkui tokios paskaitos. Rengiam programas šventyklose, kviečiam žmonės. Žmonės yra iš prigimties smalsūs ir jie ten ateina, mes tiesiogiai Krišnos sąmonę pristatom jau. Parodom, kaip mes gyvenam savo pavyzdžių. Toliau mes turim eko bendruomenės, kur ten žmonės Dievo sąmoningai sukuria bendruomenės, kur būna vidury šventykla. Jie gyvena, viską daro būtent taip, kad viską dėl Dievo patys gyvena, sukuria taip nuostabios bendruomenės. Mes ypač kai keliavom po Europą su Brahmachari komanda, mes tokių nemažai bendruomenių lankėm ir matom, kiek toksai būna nuostabios tos bendruomenės. Nes šiaip jeigu ateini kokį sodo bendriją ar ten dar kokią bendruomenę, iš vis nejauti jokio ryšio, vis labai personalu, pas atsidavusios bendruomeniai, jie kartu renkasi kiekvieną dieną, programos daro, paskaitos būna, kartu valgo, labai jaučiasi tokia didelė meilė ir šiluma. Šitas judėjimas, jisai skleidžia malonius mėnulis spindulius. Gyva pažinimo esmė, duodantis, suteikianti taip trokštamą nektarą skonį. Čitanja Mahaprabhu taip apibūdina šitą sankirtanos judėjimą, kad iš tikrųjų tai yra besiplečiantis nektaro vandenynas. Kiekvienas gali iš jo ragauti, nes nepasi nieko, nei kvalifikacijos. Kiekvienas gali prie jo prisijungti ir skęsti palaimoje. Jis suteikia tą tokį, žinot, sako, kad mėnulio spinduliai jie labai vėsina. Ir tas palyginimas suteikiamas, kadangi materializmo saulė labai stipriai kaitina gyvą būtybę. Ir gyva būtybė tampa vis labiau ištroškusi. Ir mėnulis suteikia tą tokį gaivą. Kad būtent tas mėnulis ir yra tas sankirtanos judėjimas. Jis duoda gyvai būtybei tikrą džiaugsmą, tikrą laimę. Aš pats, kai pradėjau knygas platinti, aš turėjau tokį didelį plakatą namie, kur buvo parašyta, jeigu tu nori mane patenkinti, platink mano knygas, ateik ir pasimk malonę. Propadas plakatas. Aš jį taip žiūrėdavau vakarais ir suprasdavau, aš neturiu visiškai jokių savybių knygų platinimui. Man netgi būdavo gėda nueiti pas kaimyną, paprašyti cukraus ar dar ko, jeigu reikia. Paskambinti, jeigu reiktų kam nors. Aš nenorėdavau skambinti niekam. Ir aš tik tais galvodavau, kaip nuostabu yra, bet čia ne man knygų platinimas. Bet galų gale mano mokytojas ir pats Prabhupada kiek mini, kad labai palanku žmonėms suteikti Krišnos sąmonę ir tu taip darai labai didelį dvasinį progresą. Aš nusprendžiau pabandyti. Tai po vieną kitą kartą bandant, aš įsikvėpiau ir pradėjau tai daryti. Ir man tai pajutau, kad tai vienas iš labiausiai apvalančių, labiausiai suteikiančių, nežinau, patirties, to dvasinio kultivavimo priemonių knygas platinti. Nes tu bendrauji su žmonėm, tu pats pastebi, kad kokias tu turi savybės, kokius tu turi trūkumus, kad tie žmonės, per žmonės pradedi jausti, kaip Dievas tau duoda pamokymus kažkokius tai. Ar tai teigiamus, ar tai neigiamus. Mes taip kultivuojam savo savybės. Labai aš mėgstu knygų platinimą. Žinoma, tai iš kitos pusės yra gan sudėtingas procesas. Nes tai labai stipriai mus apvalo ir kai tas purvas pradeda kilti, būna ir sunku. Tai labai greitas ir stiprus procesas. Aš noriu, kad knygų platinimas būtų neatsiejama mano gyvenimo dalis. Ir aš stengiuosi tai daryti. Realiai viskas dėl to skonio, visi mes ieškom tų skonių gyvenime. Kiek materialistiški žmonės, kiek dvasiškai ieškantys žmonės, visi mes ieškom skonių. Būtent tikim, kad tas skonis, kurį mes išgaunam iš tam tikros veiklos, jis neš mums laimę, pasitenkinimą širdie pilną. Tai didesnės pasitenkinimo viduje aš iš jokios kitos veiklos dar neradau. Todėl knygų platinimas, nes tai labai aiškiai tu matai save, aiškiai matai kitą žmogų ir aiškiai matai Krišnos ranką. Tas istorijas įkvepiančias teisingai.
Ir labiausiai per visą tai pasireiškia 3 aspektai. Tu save pamatai žmogų, kaip iš tikrųjų kenčia žmonės, nes realiai gali dvasiškai praktikuoti ten kalnuose kažkur, tik dabar labai paplinta kažkur užsidaryti, pamedituoti savyje, žinot. Bet realiai tu nematai, kaip iš tikrųjų ant kiek materialus pasaulis pažengęs yra. Atvirkščiai, ta prasme, degradavęs. Kaip ta iliuzija spardo žmonės, kiek daug žmonių iš tikrųjų, kuriem reikalingos žinios. Apie tai, kaip dauguma nekaltų žmonių yra, kurie nežino net savo prigimties. Tai va, knygų platinimas puikiausias būdas. Tai. Maratonas tai visų pirma, kaip jis prasidėjo. Tai buvo Prabhupados laikais jis dar prasidėjo, kai Kalėdų karštinė buvo, visi žmonės linkę yra įsigyti kažką tai. Tai Prabhupados atsidavusiai išėjo paplatinti knygų tą dieną ir jiem labai gerai sekėsi. Ir praktiškai visi iki vėlumos platino. Ir nuo to laiko, ir kai jie grįžo namo, pastebėjau, kad vienas baktas grįžo namo labai vėlai vakare. Jau galvojęs, paskutinis bus grįžęs, labai daug knygų išplatinęs ir žiūri, nieko nėra dar. Tai jisai nusprendė, kad čia reikia toliau platinti, ar kažkaip ten panašiai buvo baigęs. Ir nuo to laiko Prabhupadas sako, reikia išnaudoti šitą progą. Ir visi baktai tada pradėjo, išaugo į Prabhupados maratoną, kad jau visą mėnesį visi atsidavusiai paskiria daugiau jėgų, daugiau pastangų, daugiau laiko, kad platinti Prabhupados knygas. Prabhupada labai stipriai akcentuoja knygų platinimą. Ir per Prabhupados maratoną, per tą Kalėdų maratoną, tai pats lengviausias būdas iš tikrųjų dalyvauti knygų platinime. Visi žmonės ekstazė, tik ta ekstazė pasireiškia, kažkas pyksta, kažkas džiaugiasi, bet jie visi ekstazė. Sunkiausiai knygų platintojų, tai kada žmogus impersonaliai reaguoja, žinot, ta prasme, tiesiog praeina šonė, kada tu siūlo knygais, praeina šonė, nei pasakai, nei kažkokio blogo žodžio, nei gerą. Tai va, tai baisiausias dalykas. Bet šiaip ekstazė žmonės. Apie tai reikia seminaroje. Kaip sakoma, kiekvienas asmuo yra individualybė, žinot, ir kažkaip bendro šabloną kiekvienam nepristatysi, tai tenka stengtis išvelgti kiekvienos situacijos ypatumą, žinot, ir bandyti adekvačiai elgtis, ta prasme, pagal tą asmenybę, su kuria tu bendrauji. Ir kartais būna naudoji tas pačias mantras tai tam kreipinys į žmogų. O būna kartais, kad kažką improvizuoji. Dažnai tam, kad pritraukti žmogaus dėmesį, tenka dažnai išmušti jį iš proto vėžių. Jisai tokia komforto zona sėdi. Paskambinus į duris dažnai pasakai, ar turite glutę namuose, ar šaltas vanduo bėga pas jį. Žmogus, ką? Nesupranta, stovi kažkas, klausia tokį dalyką. Ir tada nesupranta, ir tada siūlai knygą ir tada paima automatišką knygą. Labai garsus knygų platintojas būdas man labai sužavėjo, kaip jisai paskambino duris, sako, jam atidarė duris tokia panelė, žinot. Ir jisai sako, tai panelė, klausyk, sako, ar Ružovo Kiškio nematei? Jis jungia pas ją režimus. Ir jis sako, ne, nemačiau, sako, tikrai nematei? Ir tikrai nemačiau. Ir paskui atsisuko į galą būto, žinot, sako, mama, Ružovo Kiškio nematei? Mama sako, nemačiau. Ne, nematėm, sako. Tada paimkit knygas. Visų pirma, tiesiog priklausomai, kur aš platinu, jeigu aš gatvėje platinu, vienoks stilius. Dabar Mažeikis aš pats platinu pabutus, gatvėje dar neplatinu. Aš tiesiog prisistatau žmonėm, paaiškinu, kas aš toks esu. Didžioji dalis iš tikrųjų net žino, kas tokie mes esame. Tada aš pristatau knygą, pasakoju apie knygą šiek tiek. Jeigu reikia žmogui, atverčiu knygą, parodau paveiksliukus, papasakoju, kas toj knygoj parašyta. Ir tiesiog paprašau, kad paaukotų žmogus kažkiek už tą knygutę. Nes jis vis tiek spausdina, o reikia kažkiek tai padengti tą kainą.
tas knygos tai yra 10 000 metų instrukcija gyvenimo. Jeigu realiai mes norim būti laimingi, realiai mes norim matyti sveiką visuomenę, mes turim priimti tas knygas, kad jos būtų. Nes tiesiog knygas aprašomas visa filosofija. Jeigu kažkas paklaus, kad Krišnos sąmonė ar tai religija ar ne, tai nėra religija, tai yra aukščiau negu religija. Kadangi religija kažkiek yra dar to tokio pasitenkinimo kraitelį, žinot, ta prasme, kažkur žmogus randa savo tokią. Bet tose knygose yra viskas. Tai yra gilus mokslas savęs pažinimo, tai yra prašomas, kaip visas pasaulis kūrėsi. Tai yra mokslinės žinios, tai nėra kažkokia, kaip pasakyti, kaip sentimentalūs kūriniai, žinot, kažką žmogus sugalvoja, kaip daug dabar psichologinių triukų, ten sveikatingumas, žmogus pats sugalvoja kažką, parašo savo patirties. Bet žmogaus patirtis yra ribota labai. O tos knygos yra neprikaištingas žinojimas tose knygose, tai yra Vedos. Ir tai yra Vedų grietinėlė, Šrimad Bhagavatam. Tai yra visų Vedų esencija. Ir Šrila Prabhupada per savo malonę pateikė mums, jis praktiškai viską paruošė, mums tiesiog reikia suvalgyti tavo tokį, kaip sakyt, patiekalą, kuris. Ir tas knygos iš tikrųjų tos knygos, jeigu taip pasaulitiškiau žiūrėti, jos išvaduoja iš materialių kančių. Iš visų materialių kančių. Ir duoda laimę, duoda tai tikros laimės suvokimą. Dauguma žmonių galvoja, kas yra laimė. Dauguma žmogų žino, kas yra laimė. Esas galvoja, kad jie žino, bet realiai iš tikrųjų laimė, sakoma, tai yra būsena, kada žmogus neturi problemų. Materialiam pasaulyje visi skendi problemose. Žiūrėkit, visos sferos politinės, socialinės, įvairiausios sferos psichologinės, skendi problemose, šeimose problemose, asmeninėse gyvenimuose problemas. Ir iš tikrųjų laimė, kada žmogus išsivaduoja nuo problemų. Net realiai pagal pavyzdį pažiūrėti, jeigu žmogus susitvarko su kažkokia eilinė problema, jis džiaugiasi. O, sutvarkiau problemas, pradeda dainuoti, šokti, ploti rankomis. Bet kažkodėl vėl ateina kažkokia kita problema. Tai materialus pasaulis, problema po problemos. Dvasiniam pasaulyje džiaugsmas po džiaugsmo, laimė po laimė. Tai yra vis didėjanti nektaro vandenynas dvasia. Ir šitas knygas būtent suteikia tą vandenyno skonį, duoda ragauti sielai. Bendrai kiek su baktais netoli 2000, aš pats nežinau, gal 4-500. Aš iš tikrųjų vakar suvedžiau savo maratono rezultatus. Pas mane kokie, nežinau, kiek aš ten išplatinau. Virš 100 Bhagavad Gita ir ten kitų knygų. Bendros sumos 700. Įvairiai būna. Pirmą kartą, kai prisijungiau, tai vieno nuostabaus Bhakto Vaišnavo Sevos malonės dėka jis mane pamokino. Ir per tą maratoną pirmą kartą prisijungiau, teko užimti 2 vietą. Taip labai malonė didelė, kažkaip Krišna davė tą skonį, žinau. Paskui maratonas po maratono, tai įvairiai būdavo, aš kažkaip neatsimenu tų skaičiaus, bet tiesiog stengdavosi kuo daugiau atsiduoti, žinau. Aišku, skaičius įdomus buvo kažkoks rungtyniavimas, net nesam tobuli šitai rungtyniaujam, bet šiaip, jeigu taip žiūrėt, praeitą maratoną aš buvau užplatinęs virš 200 Bhagavad Gitų, nes pas mane toks nusistatymas, aš kažkaip stengiuosi per maratoną tik tai Bhagavad Gitas platinti. Tai per šį maratoną jau viršijau tą skaičių. Gal kažkur 300 bus daugiau, gal Bhagavad Gita. Turėtų daugiau. Kiekvienas tas įvykis, jisai būna kažkoks, toksai neeilinis ir įkvėpintis, žinot. Kiekvienas žmogus asmenybė, kada jisai po ilgą laiko susiliečia su Krišna, su dieviškumu susiliečia, tai kažkas pasižadina jame. Ir tas pažadinamas jame suteikia tą tokį visai to įvykio atmosferai, tokia ypatinga
spalvą, žinai, nu, ta prasme, tu papuvali kažkokią tokią atmosferą labai fainą. Ir taip kiekvienam žmogui iš tikrųjų realiai. Bet jeigu tokios jungti labai spalvingos, tai daleiskim galima praeitą dieną paimti. Vakar Platinum aš paskambinau į turist bendrabučio ir atidaro toksai vyriškis. Ir jisai sako, apie ką čia tas knygas? Aš sakau, čia vat apie jogą, apie savęs pažinimą, apie aukščiausią tiesą, žinot, apie dvasinį gyvenimą, harmoniją. Jisai sako, žinai ką, aš ką tik, o dabar prieš tau skambint, meldžiausi Dievui pagalbą, sako. Aš ką tik meldžiausi, sako, kad duotų man kažką suprast daugiau, ta prasme, kad aš galėčiau suprast. Aš, sako, sėdau prie kompiuterio, pradėjau ieškot kažką ir tu paskambinai, sako, žinai. Ir aš sako, čia tikrai Dievo malonė, aš matau, kad tai yra Dievo malonė. Jisai taip pasakė, įsivaizduot, situacija, kuri, man platintų tai eilinė situacija, atrodo, žinai, ne per būtus ten tas pats, bet žmogui tai išsigelbėjimas, žinai. Ir jisai taip, taip Dievas taip sureguliavo. Ir tai yra iš tikrųjų nektaras, kada jisai sujungia kitą žmogų su Dievu. Ir Dievas nuo to džiaugiasi, ir žmogus taigi gauna didžiulį, tai yra didžiausias turtas, didžiausia veikla, labdara, kokią žmogus gali daryti, tai yra sujungti kitą žmogų su Dievu. Kiekvieną kartą būna vis kažkokių istorijų, kiekvienais metais. Tai kas man labiausiai strigo, tai praeitų metų maratono viena istorija. Aišku, kiekvienais metais būna kažkokia tai tikrai gera istorija. Praeitais metais buvo iš tikrųjų dvi tokios labai ryškios istorijos. Tai viena buvo ryški, kai mes išvažiavom platinti šakius, pasidalinom kas kuriais, kokie rajoną. Ir aš po butų sėjau, ten pabarškinu duris, tokius labai skurdžios duris. Pabarškinu, žmogus atidaro toks jau 60 metų, labai nuvargęs, su cigaretė rankoje. Aš jam sakau, čia toks vienuolis, esu, kaip prisidedau visą laiką, knygutę parodžiau. Jisai sako, aš jau nematau akim, žinokit, nebematau akim. Tai sakau, gerai, bent tada paukokit. Dažnai paprašau, žmogus negali matyti, nenori priimti knygos, tai kad bent jau paukotų, prisidėtų prie tos dvasinės veiklos ir jis gauna naudą dvasinę. Tai jisai atnešė man 7 litus paukojo. Oho, toksai skurdus žmogus tiek aukoja. Jisai sako, žinai ką aš klausau? Ne, nežinau, sakau. Sako, palauk. Jis nuėjo, įjungė savo DVD grotuvą. Ir ten groja Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Aindra. Buvau geras, aš buvau iš visą pakės, pilnai pakės, kosmosas. Žmogus su cigaretė rankoje, toks susenęs visas. Aindra paleido ir kokybiškai garsiai. Dreba namas visas. Sako, užeik parodysi. Pasitėm tokios 2 kolonėlės, tokios didelės, viena, antra, 7 DVD playeriai. Sukrauti. Sako, aš klausau, Aindra, šiandien 6 valandas, sako, klausiau jau. Sako, aš paklausau, man patinka labai, aš įsikvėpęs. Sako, knygas parodo. Šrimad Bhagavatam, Švento vardo kartojimo mokslas, ten vėl Šivaramo Maradžo, ten visa kolekcija, ten Prabhupada, Bhagavad Gita, viską turi, visas knygas. Sako, geras. Sakau, čia pas jūs mieste programos vyksta. Sako, jo, žinau, vyksta, bet aš jau nebematau ir paeit ten man sunku, kai nematai. Vienu žodžiu, nesvarbu, viskas gerai. Atnešė dar vaisių, paukojo maišiuką. Ir aš atsisveikinu. Toliau su Sankirtana einam, susitikom. Sakau, Sankirtan, tokį žmogų sutikau. Aindra ten klauso, ten pilnuoja ekstazija, ten visas knygas turi Prabhupadas. Sakau, eina savo geras. Ir programą pakvietei. Sakau, kviečiau, bet jisai nenorėjo, ta prasme, ten negalės fizinės. Einam aplankyti gal. Davai, prisimenu, kur gyvena, prisimenu. Pabarškinu vėl. Atidaro ten duris, pilna kraujo visur kambarį. Bala kraujo ant žemės, ant sienos kraujas, ant kitos sienos kraujas, visur kraujas. Sakau, eina savo, kas tau atsitiko, čia tau užpuolė kažkas. Sako, ne, vyrai, viskas gerai, viskas gerai. Sakau, kas atsitiko, čia gal kažkokia nelaimė, kažkas padėti mes tau galim. Ne, viskas tvarkoju. Užeikit. Mes išėjom, atsisėdom ant sofos, tai kas čia atsitiko? Ai, nieko, čia viskas gerai, ten pradėjom kalbėtis. Čia mantrą reikia kartuoti. Sako, ne, man sako, ekstrasensai man patarė nekartuoti mantros, nes nepalanku, sako. Tada Sankirtana Prabhu pradėjo pamokslauti, kad vienintelis tavo išsigelbėjimas yra iš tikrųjų šventas vardas. Ir tau jokie ekstrasensai nepadės išsivaduoti iš gimimo ir mirties rato.
Nes tu vis tiek turėsi gimti šuo ar katė, kaip tie ekstrasensai prie kokio garažo. Tu turi kartuoti šventą vardą. Jis tada sako, jo, aš žinau šventą vardą. Ir pradėjo kartuoti labai greit. Ir tada jam kažkas pradėjo keistis, tam pradėjo tampyti jo kūną visai. Jam pradėjo labai kažkoks apsivalymas iš vidaus draskyti. Po kiek laiko atsigavo, su juo mes šiek tiek pakalbėjom ir jis tada propadą užleido ir jis sankirtam paprašė, tu turi kartuoti šventą vardą, tai vienintelis tavo išsigelbėjimo būdas. Ir jisai, gerai kartosiu, kažkaip taip mes ir išsiskyrėm. Po to jis dar paukojo, dar davė vaisių ir mes išsiskyrėm. Tai va tokių žmonių pilna, sutinki karts nuo karto tikrai, manau, žmonės. Jie turi tas žinias, tik jiems reikia bendravimas atsidavusiais. Tas knygų platinimas labai suveda tus žmonės. Jie gauna bendravimą, mes patys irgi iš to gaunam didelę patirtį. Laisvės alėjai jau taip Bhagavad Gitą platinau ir šalia jo tokio porelė studentų, žinot, tokie tvarkingai apsirengę, viską tokie matosi nutaikingi ėjo. Ir aš jiems staigiai tai Bhagavad Gitą parodžiau, pasiūliau, o jie eidami paėmė taip sudėjo delnus ir taip nusilenkė, eidami, žinot, abudu kartu vienu metu ir sinchroniškai, žinot. Aš taip pažiūrėjau ir jie vienas į kitą pradėjo žiūrėti, kad, ta prasme, mes taip niekad nedarėm, kas čia pasidarė mums, kad mes nusilenkėm tą knygą, žinot. O prasme, jie net nenorėjo to daryti, bet kažkodėl spontaniškai nusilenkė. Platinau laiptinėse. Toks senelis duris atidarė ir jam virš 70 metų. Ir jis mane pasikvietė į vidų pas save į namus, kad paaukotų. Ir jis sako, man yra 2 kojos nupjautos, bet jis toks kaip laimingas dar, džiaugiasi. Sako, čia man 2 metalinės kojos ir jis vos vaikšto ir toliau jis man pasakoja. Rodo į savo nuotrauką, kuri buvo, sako, šita nuotrauka yra padaryta 59 metais, aš dar armijoje tarnavau tais laikais. Sako, pažiūrėk, koks aš buvau gražus. Sako, žiūrėk, čia mano žmonos nuotrauka, bet sako, jinai jau mirus yra. Ir man taip už širdies užgribė, kad jisai dar gyvena praktiškai tomis dienomis. O jau kiek metų praėjo, jisai dar gyvena praktiškai tomis dienomis. Bet ten viskas, butas jau pasenęs, žmonos nebėra, jam pačiam keli metai belikę, bet jisai dar gyvena tą iliuziją, kad dar kažkada tą laimę ateis. Tom ir pasireiškia ta iliuzija, kad mes galvojame, šiandien Krišnai neatsiduosim, dar per anksti, vėliau, o žmonės paprasti, karmiai, materialistai, eidami, jie tik pradeda eiti mokyklą, jie galvoja, kad gyvenimas prasidės nuo 18, nuo 20 metų, kai pradėsiu dirbti, po to sukursiu šeimą, tuomet tikrai prasidės gyvenimas. Galų gale, jau jie kai pradeda dirbti, mato, kad pragaras toliau tęsiasi dar didesniu tempu, tai sako, gerai, senatvėje aš tuomet pasimsiu tai, kas man priklauso, ilsėsiuosi, gausiu pensiją, bet taip ta laimė ir neateina. Tai jau vieną šeimą, žmonės gal truputį išgėrė, netgi buvo šventė kažką, bet labai teigiamai reagavo, paėmė 4 knygas, kiekvienam šeimos nariai. Jaunesnėje gavo savęs pažinimo mokslą, vyresnysis pats vyriausias šeimos galva, paėmė Bhagavad Gitą, žmonai paėmė vegetarinius valgius, paskui dar tobulus klausimus, tobulus atsakymus davė ir paaukojo gan dosniai. Linkiu, kad kiekvienas susipažintų su šiuo judėjimu, kad atrastų jame kažką gerą, nes neatrastų iš tiesų neįmanoma. Jei tik žmogus stengiasi, tai būtinai taps jo gyvenimo keliu ir jeigu įdėsi, tai pastangos pasieks tobulumą. Linkiu, kad atrastų kupiną žinojimo, kupiną palaimos ir amžinybės kelią. Linkiu, kad visi būtų laimingi, iš tikrųjų laimingi, kad iš tikrųjų visi džiaugtųsi kito žmogaus dvasiniu tobulėjimu ir padėtų viens kitam dvasiškai tobulėti.